84 metų senjorė Salomėja reguliariai kiekvieną savaitę vaikšto į kineziterapines mankštas. To priežastis – moteris vyresniame amžiuje pradėjo skųstis sąnarių skausmu ir sąstingiu. Sąnarių skausmą jaučiu kartais, todėl su metais jau viskas atsiranda. A jaunystėje niekada nesiskundžiau, neskaudėjau, a dabartys jau po trupučiuką jaučiu. Sąnarių skausmas atsiranda, kai sąnariai dėvisi, kai sąnariai praranda savo ir funkciją ir atsiranda įvairūs su metais tie degeneraciniai pokyčiai. Tai labai susiję tai yra ir su baltymu kolagenu. Kolagenas yra baltymas, kuris veikia kaip klijai organizme ir labai yra svarbus jisai ir kremzlinio audinio atsinaujinimui ir kaulinio audinio tankiui. Kitaip sakant, esant pakankamai kolageno kiekiui, galime judėti lengviau, lanksčiau ir užtikrinti taisyklingą organizmo judėjimą. O tam, kad būtume tikri, jog organizme yra pakankamas kolageno kiekis, vienas patogiausių sprendimų – papildomai vartoti maisto papildus su kolagenu. Yra mokslininkų nustatyta, kad kolagenas nuo 25 metų amžiaus pradeda 1% mažėti. Žmogus nuolat sintezuoja, bet jau vis 1% su kiekvienais metais mažiau. Dėl to reikia naudoti papildomai. O be to dar reikia į tai atsižvelgti, kuom žmogus užsiima. Tarkim, jeigu jis labai fiziškai sunkiai dirba, yra apkrova sąnariams, tai yra viršsvoris arba labai intensyviai sportuoja. Tai dėl to reikia juos vartoti papildomai, neatsižvelgiant į tai, koks yra žmogaus amžius. Kolagenas yra pats svarbiausias žmogaus organizmo baltymas. Jis palaiko audinių struktūras, suteikia lankstumo ir stangrumo. Būtent kolageno dėka mes galime judėti be skausmo. Renkantis maisto papildus su kolagenu, svarbu būtų atkreipti dėmesį, kad jų sudėtyje būtų ir vitamino C. Pasirodo, būtent vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno susidarimą. Būtent tokius papildus renkasi ir senjorė Salomėja. Kolagenas padeda sąnariam. Ir dabar, kai pradėjau naudoti kolageną, problemų nėra su sąnariais, nejaučiu nieko. Viskas gerai. Vyresnio amžiaus žmonėms apskritai reikėtų kiekvienam vartoti kolageno papildus. Pirmiausia, kad jau sumažėjusi gamyba, ypač moterims, joms labai sumažėja menopauzės metu. O jeigu dar jie intensyviai sportuoja arba užsiima fizinę veiklą, tai tikrai tokiems žmonėms būtina vartoti.